Tai prezidentė šiuo atveju savo nuomonę yra išsakiusi, konkrečių pastabų dėl ataskaitos nebuvo pateikta svarstant ataskaitą Seime. Taip kad šiuo atveju nuomonė yra išsakyta. Tai reiškia, nėra pagrindo atleisti generalinį prokurorą? Tai reiškia, kad nuomonė yra išsakyta ir pastabų dėl ataskaitos nėra. Tai kodėl Seimas prezidentės nuomonė imasi tokios iniciatyvos, dėl kokių priežasčių? Tai aš tikrai negaliu komentuoti, kodėl teismas imasi iniciatyvos. Šiuo atveju yra tokia nuostata, kuri numato Seimo statute, kuri numato, kad ataskaita yra svarstoma Seime. Tai šiuo atveju ataskaita ir buvo svarstoma. Kokį prezidentė priims sprendimą, jeigu Seimas vis dėlto nubalsuos rekomenduoti jai? Tai šiuo atveju matyti reikėtų remtis konstituciją, kuri numato, kad generalinis prokuroras yra skiriamas ir atleidžiamas prezidentės sprendimu. Seimui pritarus. Kitaip tariant, neatleisime. Kitaip tariant, Respublikos prezidentė inicijuoja atleidimą, jeigu yra tam pagrindas, ir prašo Seimo pritarti.